Sveiki, mėlyje. Manau, kad atėjo ta diena, kada aš privalau atsakyti į tą klausimą, jūsų dažnai užduodamą klausimą, nuo kurio aš iš tiesų bėgau ilgą laiką ir vengiau atsakyti. Kodėl vengiau? Vengiau todėl, kad atsakymų aš iš tikrųjų neturiu. Tikrai nenorėjau jums kažką tai meluoti arba suteikti kažkokių tai nepasvertų vilčių ar kažkaip tai lūkesčių nesuteikti, bijau jums suteikti lūkesčių, kurių jūs galbūt ir nesulauksite niekada. O klausimas buvo labai paprastas. Linai sako, jeigu aš iš tavęs nusipirksiu Čiagos ir pradėsiu ją naudotis, tai kada aš pamatysiu pirmus rezultatus ar kūno pojūčius. Ir va šitą klausimą aš atvirai jums sakau, aš atsakymo neturiu. Todėl, kad kiekvienam žmogui iš tikrųjų tai yra individualu. Aš nežinau jūsų motyvacijos pasveikti, aš nežinau, kaip jūs stipriai sergate, aš nežinau, kaip ilgai jūs sergate ir kaip jūs ruošiatės gydyti savo organizmą, nes visa tai priklauso tik tai nuo jūsų individualiai. Žinote, aš jums galiu pasakyti, kad vien tik tai kažkokia tai stebuklinga arbata, o jinai nėra stebuklinga arbata, čia yra tiesiog stiprinanti imunitetą arbata, tai ji pati kaip po tokia jūsų sveikatos tikrai neišgelbės. Tai turi būti daroma kompleksiškai. Kodėl žmogus suserga? Žmogus 90% atveju suserga todėl šiais laikais tai nuo persirgimo. Nes dabartinis cheminis maistas tai yra nuodai, kuriuos žmonės be saiko vartoja, valgo tik tai todėl, kad jiems yra skanu ir tuo būdu nuodija savo organizmą. Tada jeigu tu paimsi šitą stiklinę dieviškojo gėrimo, dieviškojo vaisto iš gamtos, o į kitą ranką paimsite saują nuodų, tai rezultato iš tikrųjų nebus. Jūs pirmiausia turite patys norėti pasveikti, atsiribodami nuo pačių nuodingiausių produktų. Ir štai aš nežinau, kada jūs pasieksite tokį rezultatą, aš rodau tiesiog savo kūno pokyčius jums, kas buvo su manimi. Tai štai aš noriu priminti ir atkreipti dėmesį, aš jums dabar parodysiu keletą nuotraukų, savo nuotraukų, kaip aš atrodžiau prieš metus. Tai prieš metus aš buvau didžiulis, pilnas šūdų storas maišas, pilnas ligų. Aš nešiojau ilgus plaukus tam, kad uždengti čia šitą baisę žvilnigę. Mano galva buvo visa raudona ir nuo čia snygo baltais odos gabalais viską. Kur aš sėdėdavau, būdavo prisnigta šitų, kas žvilnigę turite, tai jūs tą žinote. Štai mano makaulė šiandien plika ir aš jums galiu ją atvirai rodyti ir aš džiaugiuosi vėl galėdamas nusiskusti plikai. Ir mano veidas jau telpa į telefoną, kuris anksčiau netildavo. O viskas prasidėjo todėl, kad aš vieną kartą pasakiau savo, aš nenoriu daugiau taip gyventi, aš nenoriu daugiau būti šūdų maišas. Aš noriu, kad mano žmona manim didžiuotųsi. Žmona tai yra šita graži mergiotė. Nes kažkada tai prieš daug metų atgal jinai mane išsirinko todėl, kad aš buvau gražus, stiprus. Na ir taip toliau, ir jinai matyt manim didžiavosi, bet vienu momentu aš apsileidau ir šalia šitos gražios jaunos merginos atsirado tiesiog didelis, storas šūdų maišas. Ir jinai man niekada nepasakė, kad jai gėda su manim eiti, bet aš jaučiu, kad jai buvo kažkurio momentu jau gėda su manim būti, nes aš pats tai žinau. Ir aš norėjau kažkaip tai vėl suteikti ją tą džiaugsmą, kad šalia jos būtų vėl ne šūdų maišas, o stiprus, gražus vyras. Tai va tokia mano buvo motivacija ir vieną dieną aš pasakiau, stop, daugiau aš nenoriu būti šūdų maišas. Ir štai va praėjo jau daugiau nei metai laiko ir aš esu toksai. Tai va noriu, pažiūrėkite į šitas nuotraukas ir paskui aš jums parodysiu tas kelnes, tuos rūbus, kuriuos aš dėvėjau dar metus laiko atgal. Tai tiesiog va tokie yra pokyčiai. Nagi, pasižiūrėkite.
Taigi, štai tokiais rūbais, tokiom išmerom aš nešiojau dar pernai. Tai buvo XXL. Išmera XXL. Galima ir parodyti. Tai buvo mano rūbų išmera. Kelnes štai tokios buvo. Tai įsivaizduojate, jos man spaudė. Aš stovėdamas taip, žiūrėdamas į kojų pirštus, aš nemačiau savo pėdų, nekalbant, kad aš jau nemačiau savo pisiūno. Toks šūdų maišas aš buvau. Taip, aš žinau, aš ir dabar esu netobulas. Ir tobul aš nenoriu būti, aš tiesiog noriu eiti tuo sveikatos keliu. Ir štai pokyčiai, kuriuos aš jums rodau. Ir dar aš jums noriu priminti, kad man yra jau beveik 60 metų. Ir žiūrėkite į mano bicepsus, į mano raumenyną. Aš nesportuoju, noriu jums priminti, todėl kad mano sąnariai yra išsukti ir aš kenčiu didžiausius skausmus. Bet ir tai aš pasiryžęs ir šiuos dalykus pasiryžęs išsigydyti, todėl kad sveikas gyvenimo būdas ir čiaga būtent stiprina imunitetą. Ir mano imunitetas, kada bus stiprus, nugalės ir šitą negandą. Taigi aš ir jūs kviečiu tiesiog stoti į tą sveikatos kelią ir susigrąžinti savo buvusią sveikatą ir vėl pajauti tos visus gyvenimo malonumus, nes tai verta, žinokite. Taigi, atsakant į tą klausimą, kur jūs mane klausite, kada pamatysite pirmosius pokyčius po to, kai pradėsite gerti čiagą, tai atsakau sąžiningai ir atvirai, aš nežinau. Bet aš žinau, kad jūs kažkada juos pamatysite, kai pradėsite ją vartoti. Ir štai jūs galite ją vartoti tokiam pavydale. Turiu ir arbatų, kurios yra su usnėje ir pagardinta kažkokiom tai ramunėlėmis, avietėmis, liepžiedžiais arba čiobreliais. Tai yra tikrai imuniteto bomba, kuri padės jums nugalėti visas be išimties ligas. Tai yra jūsų sveikatos šaltinis. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį ir tikrai užtikrinti, jeigu jūs vieną dieną nepradėsite sveikatintis, tai ta laiminga diena jums niekada ir neateis. Todėl, kad jūsų sveikata tai yra tik tai jūsų atsakomybės reikalas. Ir štai jinai ant stalo. Jūs galite jas įsigyti ir pradėti sveikai gyventi, kad ir dabar, nors turėjote jau tai daryti vakar. Bet rytoj ateis nauja diena ir rytoj jūs galite pradėti gyventi kitaip.